Sveiki visi, su jumis Jelena Šulžiskienė, aš esu asmeninių finansų konsultantė ir taip pat konsultuoju būsto paskolų klausimais. Ir kokią šiandien temą aš parašiau? Aš žinau, kad daug kas iš jūsų jau galbūt girdėjo apie šią sistemą ir žino, kad reikia išlaidas planuotis arba skirstyti pajamas. Ir gali būti, kad tarp jūsų yra tokie, kurie žino, tačiau nedaro. Tai mano tikslas vėl priminti ir galbūt įkvėpti pradėti daryti, o tie, kas nežino, tai pradėkime kelionę. Tai labai mėgstu būtent pinigų planavimą, išlaidų ir pajamų paskirstymo planavimą palyginti su žadintuvu ir mūsų dienos rutina. Bet kuriuo atveju, jeigu mes turime kažkokį darbą, mes vis tiek planuojame savo darbo dieną. Kažkiek tai skiriame laiko ryto ritualams, žinome, kada mes turime pradėti darbus, žinome, kada plius minus planuojame pabaigti tos darbus. Jeigu kažkas sportuoja po darbų, tai galbūt ir žino, kokiom dienom turi užsiėmimus, jeigu kažkam reikia imti vaikus iš darželių, iš būrelių ir panašiai. Tai mes visi turime planą būtent dienos režimui, tačiau planą būtent savo išlaidoms arba pajamoms mes neturime ir šiandien būtent aš apie tai pakalbėsiu, kaip tai pradėti daryti. Tai visų pirma, aš norėčiau padaryti prieš istoriją tiems žmonėms, kurie turi paskolų, skolų arba leasingų, visą šitą planą gali žiūrėti dviem būdais. Vienas būdas, tai tiesiog jeigu tai nesudaro labai reikšmingų sumų nuo gaunamų pajamų, tai tiesiog jūs galite iš karto tą dalį, kurią kažkam turite sumokėti, kaip mėnesio įmoką, tiesiog minusuoti iš savo pajamų, o jeigu tai sudaro jau didžiąją dalį jūsų biudžeto ir jūsų pajamų, tai labai raginu pasiimti sutartis, tiesiog pasižiūrėti, peržiūrėti, kokio dydžio palūkanos jūs mokate. Galbūt verta ir sumokėti anksčiau tas skolas. Tai vienas dalykas, jūs galite tai susiplanuoti, pavyzdžiui, kaip ir šitoj lentelėj, jūs galite matyti, kad skoloms atiduoti galima skirti dar papildomai 25%, jeigu yra tokia galimybė, arba jeigu tokios galimybės nėra, tai tada labai rekomenduoju tiesiog paieškoti galbūt kito darbo, galbūt papildomų veiklų, tiesiog užsidirbti, kad greičiau grąžinti tas skolas, nes kaip šiame paveikslėlyje jūs matote, skolos yra visgi našta. Gerai, pradėsime tada nuo pačios paprasčiausios taisyklės čia tiems žmonėms, kurie tikrai tingi kažką daryti daugiau. Aš aišku raginu nepatingėti šitoj vietoj ir eigoje matysite, kodėl tai yra labai svarbu, bet tiems, kurie tingi, tai gali vadovautis paprasčiausiai taisyklė 50, 30 ir 20. Tai 50% jūs turėtumėte skirti savo kasdieniam išlaidom. Kasdienės išlaidos tai yra tos išlaidos, be kurių jūs negalite apsieiti ir negalite gyventi. Tai jeigu dar nesimaitinat prano, jums reikia valgyti maisto, tai ir maisto išlaidos, jeigu gyvenate namuose, o ne romantiškai miške Lietuvos per sniegą. Tai tada reikia ir namų išlaidas paskaičiuoti, transporto išlaidas, galbūt yra įsiskolinimai, galbūt yra vaikų darželiai ir taip toliau ir panašiai. Ir šitoj vietoj noriu dar trumpai sustoti prieš kalbėdama apie 30-20. Tai yra labai svarbu, kad jūs žinotumėte, kiek sudaro jūsų kasdienės išlaidos. Jeigu jūs atsiskaitote banko kortele arba pavedimais, tai aš labai rekomenduoju, jeigu iki šiol nestebėjote savo išlaidų, tai tiesiog paimti savo paskutinių 2-3 mėnesių ataskaitas banko išrašus ir paanalizuoti, kur jūs išleidote daugiausiai, suklasifikuokite būtent išlaidas, ar tai buvo būtinos išlaidos, ar tai buvo pramogų išlaidos, ar tai buvo dovanos, ar taip toliau ir panašiai. Ir tada jūs matysite plius minus bendrą vaizdą. Ką aš rekomenduoju daryti, tai aš rekomenduoju kiekvieną kartą stebėti savo išlaidas ir dar pajamas. Tai gali būti ir appsai, ir aš ankstesniam savo video pasakojau, kad galite kreiptis tiesiai pas mane, aš labai mėgstu Excelius. Tiesiog, tai galite kreiptis pas mane, aš jums atsiųsiu Excelinės lenteles. Tai 30% gali būti tos išlaidos, kurios pagerina jūsų gyvenimo kokybę. Kažkam tai galbūt tai yra drabužiai, kažkam pramogos, kažkam masažai, kirpyklos, nežinau,
daug kas gali būti, tai tiesiog 30% skirkite savo būtent patogesniam gyvenimui. Ir mano rekomendacija apie 20% skirti taupimui, o vėliau, kai sutaupysite pakankamai pinigų sumą, jau pradėkite investuoti. Bet prieš pradedant investuoti, aš labai raginu pasidomėti, kas yra investicijos, kaip investuoti. Pati domiuosi labai daug investicijom ir jeigu pažįstate arba teko girdėti, kas yra Warrenas Buffettas, tai Amerikos investuotojas, jisai sako, turi 2 taisyklės. Pirma taisyklė – nepraraskit pinigų. Antra taisyklė – nepraraskit pinigų. Tai investuoti, pasiduoti galima labai greitai, bet jūs turite mokintis apie tai. Tarp kitko, jeigu norėsite daugiau sužinoti apie kaip su pinigais elgtis, aš po video paliksiu nuorodą, bus 9 savaičių kursas. Gerai, einam toliau. Mano mėgstamiausias ir mylimiausias pinigų skirstymas tai yra T. Harv Ekerio 6 indų sistema. Su ja susipažinau 2014 metais, kai į Lietuvą atvažiavo didžioji konferencija Milijonieriaus mąstymas. Tai buvo kažkokia, bomba, tiesiog bomba. Kartojau, neatsimenu tiksliai, bet man atrodo 2 ar 3 kartus kartojau tą pačią konferenciją. Ir pirmą kartą, kai aš išgirdau pristatant šią sistemą, mano smegenys pasipriešino, tai neįmanoma, iš pusės atlyginimo išgyventi neįmanoma, bet visgi aš nusprendžiau pabandyti, nes jeigu čia yra milijonieriaus mąstymas, tai reikia daryti, o ne galvoti, kaip įmanoma arba neįmanoma. Tai aš ir pradėjau daryti. Ir pradžiai man tikrai sunkiai sekėsi, pačiai pradžiai manęs rezultatai nemotivavo, buvau pasirinkusi savo tam tikrus procentus, kurie netitiko mano poreikio, tačiau aš nenuleidau rankų, pakoregavau visą tą sistemą pagal save ir dabar savo gyvenimo be šito net neįsivaizduoju. Tai kiekvieną kartą, kai jūs gaunate pajamas, tą patį ir aš darau, kai tik gaunu pajamas, aš iš karto einu į lentelę ir skirstau pinigus. Tai pats svarbiausias, vienas iš svarbiausių indėlių arba indų, tai yra būtent finansinės laisvės indas, tai 10-20% jūs turėtumėt atsidėti arba į finansiniam saugumui, arba jau į finansinę laisvę. Tai jeigu aš paimsiu ir labai taip greitai prabėgsiu, tarkim, čia yra žmogaus ekonominis gyvenimo modelis, ekonominis. Tai jis realiai dalinasi į 3 etapus. Tai pirmas etapas yra neaktyvus etapas, tai čia mažiukas tas etapas yra vaikystės, kur mes patys dar neuždirbame aktyviai pajamų, galbūt turėjom kažkokius darbelius, bet iš principo tai buvo neaktyvu. Ir kur rodikliai yra, tai mūsų jau aktyvusis gyvenimas, tai vadinasi, mes uždirbam pajamas, uždirbam vis didesnės pajamas ir aišku, mūsų poreikiai auga. Tačiau jeigu mes tik tai uždirbam ir išleidžiam, kažkada mūsų aktyvios pajamos kris žemyn. Reikia suprasti, tai kada jos gali kristi, tai gali būti, kad mes nusprendėme, kad mes nebenorime dirbti, arba mes negalime dėl įvairių priežasčių dirbti. Ir trečias etapas, jeigu taip jau žiūrėti labai paprastai, tai yra mūsų pensijinis amžius. Tai šitoje vietoje yra labai žemai 2 linijos, tai mūsų valstybinė pensija, plus jeigu kažkas iš jūsų turite antros pakopos pensijų fondų, tai gali kažkiek prisidėti. Ekonomistai jau ir dabar sako, kad tai sudarys tik tai 30-40% mūsų dabartinių pajamų. Tai pagalvokite, jeigu šiai dienai uždirbate 1000 eurų, ar galėtumėt ir norėtumėt gyventi iš 300 ar 400 eurų? Tai klausimas, ką tada tuo daryti? Tai jūs turite puikią progą jau dabar pradėti galvoti apie ateitį ir 10-20% atsidėti savo į ateitį. Ir jeigu užduosi labai retorinį klausimą, kokios ateities savo linkite, ne? Tai pasižiūrėkite, ar čia pirmas variantas ir antras variantas. Aš aišku žaviuosi daugiau antrų variantų ir pensiją norėčiau išeiti ne tada, kai man pasakys valstybė, o tada, kai aš norėsiu ir susiplanuosiu. Aišku, man dar pačiai reikia iki to dar padirbėti. Gerai, antras indas tai yra ilgalaikiai jūsų tikslai arba svajonės. Tai ilgalaikiai tikslai tai yra būtent tie, kuriuos jūs negalite įvykdyti, įgyvendinti, sutaupyti per 2-3 mėnesius. Ta prasme, tikėtina džinsams jums nereikia taupyti.
Kokiegi gali būti tie tikslai, tai pas kiekvieną įvairūs. Tai gali būti ir naujas automobilis, tai gali būti kažkam svajonių vestuvės, galbūt kažkas kaupia egzotiniai kelionė, o galbūt nebūtinai egzotiniai kelionė, tiesiog kelioniai, su šeima gal atostogos, galbūt kažkas tai taupo naujam būstui ir taip toliau ir panašiai. Tai tiesiog jūs kiekvienas žinote tikrai, kokias svajones turite. Jeigu neturite, tai pasvajokite drąsiai ir galite tam atsidėti tam tikrą procentą. Dar vienas svarbus indėlis, tai yra būtent jūsų augimas kaip asmenybės, augimas kaip profesionalo. Tai gali būti įvairūs seminarai, galite investuoti, skaityti knygas. Tarp kitko, apie knygas praeitam savo video minėjau, kad galima šitoje vietoje pataupyti. Galite samdyti įvairius coacherius, mentorius, investuoti į save, į savo žinias ir išpirkti kursus, paskaitas, kur jūs tobulinsite savo įgūdžius ir tokiu būdu jūs turėtumėt galimybę pasididinti savo pajamas. Vadinasi, kuo didesnė yra jūsų kvalifikacija, tuo tikėtina daugiau jūs galite prašyti už savo paslaugas arba darbą pinigų. Dar viena sąskaita, ne ką mažiau svarbi, tai yra būtent sąskaita pramogoms savo ir šeimai. Aš čia turiu atskirą, čia ne reklamą, bet aš turiu Revolut kortelę, atskira piniginė ir pas mane šitie pinigai yra atskirti. Tai jeigu kažkas labai mėgsta tūsinti, tai gali būti ir vakarėliai, aišku, kai leis, gali būti koncertai, parodos, teatrai, nesvarbu ką, gali būti tiesiog kokybiškas poilsis, atsipalaidavimas, masažai, spa ir taip toliau, galbūt mergaitiškai. Gali būti kokybiškas laikas su šeima, išvykos, savaitgalio išvykos, tiesiog. Tai kiekvieną kartą pagalvokite, kad jūs turite ir atsipalaiduoti ir gerai praleisti laiką. Kiekvienam vėlgi yra tas laiko praleidimas labai skirtingas. Moterims noriu akcentuoti, kad nepamirštų savęs, nes moteris, aš pati kaip moteris save atsimenu, kai auginau vaiką, tai labai norėjau skirti daugiau vaikui, o apie save pamiršdavau, tai prisiminkite. Čia labai amerikietiškas modelis, kad aukojimas, geri darbai. Aš sakyčiau, kad lietuviams labiau priimtinas būtent atsidėti 5% dovanom. Tai tokiu būdu jūs išvengsite streso prieš kalėdas. Jeigu jūs kiekvieną mėnesį atsidėsite tam tikrą procentą nuo savo gaunamų pajamų, tai jums nebeliks tokių problemų, kai gimtadieniai, vestuvės, kalėdos ir dar kažką, tai tikrai galite drąsiai tai daryti. O jeigu jums dovanoms ir taip, ta prasme, jūs turite pinigų ir nereikia tam taupyti arba atsidėti pinigų, tai tada tikrai galite ir aukoti ir prisidėti gerais darbais. Tai tikrai turi būti pinigai ne jums skirti, o būtent jūs kažkam kitiem atiduodate. Tai neapsiribokite 5%, gali būti ir 10 ar daugiau. Ir maždaug apie pusę mūsų atlyginimo turėtų eiti kasdieniam išlaidom. Tai kaip pradžiai ir minėjau, tai mūsų maistas, pragyvenimo išlaidos, komunalinės paslaugos, transportas ir taip toliau ir panašiai. Ir šitoje vietoje viską jūs matote vienoje vietoje. Dabar koks yra dar patarimas? Mano patarimas, jeigu naudojatės bankininkystę, atsidarykite savo banke keletą sąskaitų. Tiesiog atsidarykite ir užvardinkite labai skirtingai, kaip jums yra patogiau. Aš turiu, pavyzdžiui, svajoju apie motociklą, tai aš turiu sąskaitą būtent motociklui atidarytą dar. Bet vėlgi jūs turite pavadinti taip, kaip jūs motyvuoja. Jeigu jūs turite tik grynuosius pinigus, tai tada atskirkite į atskiras vazeles, dėžutes, vokelius. Kaip jums patogiau, galite irgi apipavidalinti, kaip norite, užrašyti užrašus, priklijuoti galbūt vizualizacijas ir taip toliau ir panašiai. Kaip minėjau, pramogoms aš turiu atskirą Revolut kortelį ir jeigu aš jau einu pramogauti, tai aš pasiimu tik Revolut kortelį ir taškau, kas ten yra ir kas skirta. O tarp kitko, per karantiną, kadangi nėra kur taškyti man savo pinigų, tai pradėjau supirkinėti akcijos būtent Revolut'e, bet ten nedidelės sumos, ten tiesiog pasižaidimui ir stebėjimui. Ir mano mėgstamos lentelės.
Pakartosiu, jūs galite kreiptis į mane, jeigu norite gauti gatavas lentelės, tai aš jums atsiųsiu, man tikrai jų negaila. Jeigu norite patys pasidaryti, tai galite nufotografuoti. Tai čia yra pats paprasčiausias pavyzdys, jeigu žmogus neturi jokių įsipareigojimų, jisai, kaip matote, pakankamai jaunas, nes tik 10% atideda į finansinę laisvę ir tiesiog paskirstoma ir žmogus tada tikrai žino, kur kiek jisai turi pinigų ir kiek jisai gali išleisti. Kaip matote, šitoj vietoj dar atsirado tokia eilutė nenumatytos išlaidos, tai reikia suprasti, kad mes visi turime nenumatytų išlaidų, jeigu dantis suskaudo, tai nei čia pramoga, nei čia edukacija, nei čia kas. Jeigu ten sugedo koks prietaisas namuose, lygiai taip pat mes galim turėti atskirą kišenėlę tokiems dalykams ir tiesiog nepatirti nuostolių tam tikrų. Čia aš jau tau daugiau išskirsčiau ir čia yra pagal mane pavyzdys, čia jau yra 9 indai ir prisidėjo būtent drabužiai, automobilio išlaidos ir kaupiamos išlaidos. Ir šitoj vietoj paskola, kaip pradžiai ir minėjau, yra atimama iš gaunamų pajamų ir tada likusi suma yra kaip 100%. Ir vėlgi, jūs galite visus tos procentus dėlioti pagal save, pagal savo poreikius, pagal savo norus, pagal savo svajones. Ir jeigu mes paimsime ir palyginsime žmogų, kuris, tarkim, gyvena vienas, neturi jokių paskolų ir uždirba 3000 eurų, tai tikėtina pravalgyti 1500 yra šioks toks iššūkis. Aišku, galima, aš nesakau, kad tai neįmanoma, bet tai būtų nelabai protinga. O jeigu mes paimsim žmogų, kuris uždirba 600 eurų, tai tikėtina, kad jo būtinosios išlaidos yra 80 arba 90% ir tada visiems kitiems indams jis turi tiesiog mažiau procentų skirti. Ir svarbiausia, jūs turite nemažinti savo poreikių, netaupyti savo sąskaitą, bet ieškoti galimybių, kaip papildomai užsidirbti pajamų. Gali būti ir darbas, gali būti ir hobis. Pasidomėkite, būkite atviri pasiūlymams ir jeigu gaunate papildomas pajamas, čia skirstymas jau yra visai kitoks. Kasdieniam išlaidom aš paskyriau tik tai 15%, nes jūs vis tiek turite žinoti, kiek jūs kasdien daugmaž išleidžiate. Čia jau investavimui 50% skiriu, netaupimui, o būtent investavimui. Aišku, labai svarbu pasidžiaugti tais pinigais, kuriuos jūs papildomai užsidirbote, tai 30% būtent skirkite savo arba šeimoj. Ir aš asmeniškai iš papildomų pajamų skiriu 5% aukojimams ir renku maždaug taip apie 5-6 mėnesius ir tada pasižiūriu, kam reikia labiausiai ir tiesiog paaukoju. Tai mano žinutė dabar, žinojote, tai pradėkite daryti. Nesvarbu, pavyks, nepavyks, pradėkite kitą mėnesį, dar kitą mėnesį ir dar kitą mėnesį. Jeigu nežinojate, pasižiūrėkite šį video galbūt keletą kartų. Jeigu bus kokių klausimų, būtinai kreipkitės. O aš noriu jūsų paprašyti, jeigu buvo naudingas video, tai uždėkite like, prenumeruokite, pasidalinkite su kitais ir kelkite diskusijas. Ačiū Jums ir linkiu sėkmės.